Sveiki visi, varom į kempingą. Kuo aš radau malkikių belekiek. Nu tai gerai, tada pasiimsim. Tai va, sveiki visi kempinimą mėgėjai. Vienu žodžiu, einu į kempingą pirmą kartą taip normaliai šiais metais. Nu ne pirmą kartą, bet kitus kartus nesėkmingai ėjau, tai kaip ir pirmą. Nieko nėra. Va kaip gerai. Apvemtas kažkoks. Šiąnakt Darius turistas, čia miegos. Biškai apsiniaukia, kaip tik į kempingą, taip apsiniaukia. Ten gyvent kažikas. Nieko, faino vietikė. Nu ką, ruošiamės. Lituanija. Nu ką, matome ežerą, mano klėtį, kur šalia jo turbūt nakvosi šiąnakt. Reiks sugalvoti tik dar kur hamakusą pasikabinti. Virš vandens gal. Būtų žiauru, ne? Sujudė ir įkrentė į vandenį. Tarp tų dviejų medžių. Matysim, dar yra laiko. Darbą tiesiai atvariau. Biškai trumpiau dirbau, kad padaryti šitą kempinimą. Reikėtų malkų pasiimti iš tos gal klėčio. Keistai ten padaryta. Labai nearti prie tos laužavietės malkos. Sveiki visi. Nepatinu, pasveikinaus. Turbūt, kad sveikinaus. Blia, vėl lūpas. Dehidratuoju, matyt. Gal to vazelino reikia nebetepti. Sako, ko tepi tą vazeliną labiau, tuo lūpas labiau džiūna. Daug malkų neėmiau. Tada užteks galbūt. Į kada nueisim. Šiandien jau pleškės laužas, kai jį bitute. Galbūt hamakusą pasikabinsiu. O čia du medžiai tokie yra. Galbūt tokio tinkamų atstumų. Apie 4 metrai turi būti, man atrodo, tarpas. 1, 2, 3, 4. Grinai 4 metrai tarp šitų dviejų medžių. Plius 17 šilumos. Viskas gana gerai einasi. Nu ką, bandom pastatyti tą hamakusą. Airaus netoli. Kur reikia pažvejoti galbūt, reikia pirmai įsigyti žvejybai leidimą. Pasiėmiau beveik nieko valgyti, tai reikia susižvejoti dabar. When you rise up from the dead, you come and see me anytime. I dropped a diamond in the sand. Nu ką, šį kartą pasiruošiau, užsivyniuojau zilką, balą užsivyniuojau jau iš karto ir bandysime žvejoti turbūt, aš manau. Koks vėjas čia pakilo. Kaip čia palauk, reikia vairuoti, pamiršau. Labai senai bežvejojau. Kokie porą metų jau čia jau
Šitaip labai retai žvejoju, nes labai nuobodu. Jeigu ir labai nuobodu, tai tiesiog nenori žvejoti, nes labai nuobodu. Nuobodu žiauriai. Nuobodu sportas, kaip sako. Pensininkam nebent. Bet pamėginsime mes šiandien. Užmesti, tik nežinau ką užsidėti čia ant kablio, ant šitą, ant ko žvejoti. Bet turiu visokiausių. Prasme, tiek didelis pasirinkimas, kad aš net nežinau, ant ko žvejoti. Gal pabandyti ant, nežinau, woblerę. Nelabai gal ant woblerę. Va, tokį sraigtinį. Taip suktis turėtų jisai. Dėsiu ant šito va. Gal šitą papriekis turėtų būti gal taip. Nebus kaip per didelis biškį. O, leidžia. Ne, atrodo per didelis kabliukas. Ne, pajuokavau, radau mažesnį kabliuką biškį. Su galva radau kažkokį turėjau dar. O, čia jau panašiau dabar. Štai būsi kabins. Koks čia gyvūnas galėtų būti. Toksai pirmas metimas su šitą meškerę apskritai. Leik čia prie pat krantą, kokią metrą tik užmečiau. Aha, nemačiau, nekur nukrito. Jau pradeda atsibosti. Čia gilio nėra jau čia iš vis. Tokiose vietose net nėra kaip žvejoti. Aš nemoku. Apgailėtina. Lėktuvs. Tara. Kaip neėdis atvažiavo čia. Ką čia, nukrito. Kurie mane viršų kyla jisai. Įsikabina už medžią. Ei. Oh no. Eik tu savo. Nu davai, nebestumk. Lygiai 5 minutės pažvejojau. Nieko nematau, saulė šviečia į akis. Kur ten yra? Ištraukiau. Oh, yeah. Žodžiu, tokia vietika. Man atrodo, kad čia gilio nieko nėra. Tai čia niekas ir neužkips. Čia reikėtų varyti tenai, vat kažkur, kur tu valtis plaukioja tenai. Tiesiog seklu. Seklu, n***ui. Kas čia blizėjo? Ne, nežinau. Nesimato, saulė tiesiai akis šviečia. Kažkas vemia ir šaukia ten vienu metu.
Ai va, atsarginį variantą pasiėmiau iš tikrųjų. Picikės, kad tik nesukūstumėm, išausiu su prosciutto, koto ir fungi. O kai vidurių sukt pradėjo, kaip sureagavo. Kuč reikės eiti dabar. Na malonu, na pasiruošęs aš tam. Liau, koks murzinas visas. O kaip vidurių suka. O koks murzinas. tą savo gaidišką kirvuką. Tokį kirvuką turiu iš Amazon parsisiuntęs. Žiauriai lievas, baisu kirst, nes žiauriai aštrus, mažas, lengvas, kelyklą vat ugnies, kuriuos, nežinau, žiauriai mažas, kas to gali. Išbėduos nebent, jeigu mirtis. Kas dar čia yra? Replės, vat. Replės. Šiaip nepatarčiau, nu lievas, jeigu jau kirviu, tai normalų geriau pirkti. Peiliukas ir tas toksai vaikiškinis. Vienu žodžiu, pabandysiu pasismulkinti dabar šapaliuku. Biški, vienas. Bet jeigu nepataikysi, tai bus pirštai šalin iš karto. Kai nebijai kirsti, gal ir nieko. Tikrai aštrus. Tik to gal užtekt. Tikrai nežaisiu aš su jokiais ten skeltuvais. Jo, iš karto. Jo. Užteks. Viskas. Taigi dega dabar. Įdinam iš karto pagaliuką, vat. Dar vieną tokį, va. Dar vieną tokį paėmiau. Planesnį. Runkelą biškį nudegiau. Žinai, jeigu kaip tomahauką. Ne, apsitrankė tik ir viskas. Grybs nukrito. Palauk, taigi popierį įdėjau. Ei, savo tai dabar. Ei, ne. Popierį reik pastumti.
išstumti jį. Pagaliai, kad būtų. Nu, ko dabar kepam, kol iškeps. Na, picikė jau persilenkė per pusę. Manau, kad jau... Jesus. Gerai, manau, kad jau iškepė jinai. Biškai ir sūris apsilydė, matau, tai jinai iš esmės jau kepta, šaldyta buvo, tai manau, dabar sukapuosim ją. Joniau, kaip sukietėja. Kokia karšta. Čia ten nukrito. Perlenkti. O taip sudegė visą. Viena pusė tik tais apkaipa, kita tokia vėsi, kita per karšta. Nu, bet geriau nei nieko. Niekas čia neištirpo, iš tikrųjų viena pusė tik sudegė iki kaulo kietumo. Ko einam į hamakų. Į hamakusą. Nu, blemba, seniai belipau, kad apsivirščiau. God, kiniai krenta. Neužminus, ką girdi. Tas miegmaištis. Kur puinė kažkokia. Ne, blėt, kažkaip ne taip. Ai, čia tokia parė. Kur tas rušus pradinga? Nesąmonė. Kaip man tą siekti? Vajai. Kažkokia nesąmonė. Suplėšius į gabalus aš šitą šūdą. Jau važiuos namo. O, pagaliau. Labanakt, draugai. Labas rytas. Oh my god, kaip vėsu buvo naktį. Biški ne taip hamaką pasitačiau. Nu, vienu žodžiu. Kiek tų valandų? Valandų po 6:15. Laikas keltis.
Vienu žodžiu norėjau pasidaryti kavelės, bet puodelį palikau namuose, nebus į ką užsiplikinti. Nu, vienu žodžiu, teks ryto kavelę išgerti nameliuose. Nu, o šiaip, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Bet pirmas kempingas toksai. Paukščiukai čiulpia, jau į tualetą po truputį norisi, tai jau reikės varyti greit namo visų greičių. Ir vienu žodžiu, ačiū visiems, pakomentuokit, palaikinkit. Ir iki kito susitikimo. Iki, draugai. Lonesome city, you've been a good friend to me. You got the best of me. You brought out the devil in me. But now we gotta get going. But I just wanted you to know that I'll be missing you, and I won't be back anytime soon. Lonesome city, I'm leaving you tonight. Lonesome city, well, I'm saying goodbye. Goodbye to all my friends living in the East End, to all your crowded bars, your strippers and screeching guitars. I'll miss your wild nights, a cheap beer and stage lights. Lonesome city,